Laidą remia Mados dizaino akademija. Prisijunkite prie mūsų ir ženkite pirmuosius žingsnius į mados pasaulį. Labadiena, šiandien kalbėsiuosi su muziejininkė, istorikė Kristina Petrauskė. Labadiena. Labas. Tai norėčiau pradėti nuo to, koks įvykis ar žmogus padarė jums didžiausią įtaką. Turbūt bus labai banalu, bet sakysiu, kad tai yra tėvai. Bet kuriuo atveju jie, gal ir negaliu sakyti, mane suformavo, bet leido man formuotis ir augti tokiai, kokia esu. Ir gal ir nesu pats konvencialiai geriausias vaikas, bet tėvai. Kas lėmė jūsų profesinio kelio pasirinkimą? Prastos matematikos žinios, jeigu juokaujant, o jeigu rimtai, tai iš tikrųjų smalsumas ir pomėgis skaityti, ir anksti atsiradęs pomėgis skaityti ypatingai istorinius romanus. Ir iš tikrųjų praeitą vasarą netgi sutikau žmogų, kuris turbūt paskutinį vinį įkalė į grabą pavadinimu istorijos profesija. Tai buvo profesorius Nikžentaitis. Tuo metu jis dar buvo Lietuvos istorijos instituto kaip tik direktoriu. Bet kada nutiko jo toksai neakivaizdinis paspirimas mane istorijos studijų link, tai buvo... Aš buvau turbūt kokia 6-okė, 7-okė ir skaičiau visas iš eilės knygas, kurias rasdavau savo tėvų bibliotekėlėje. Ir viena iš tų knygų buvo Algimantas. Nežinau, kiek tau arba tavo žiūrovam yra pažįstama šita knyga. Tai kažkada buvo kultinė knyga, kurios atgimimo metu buvo prileista ten tūkstantiniais tiražais. Tai yra istorinis romanas. Jo autorius yra Pietaris, Amerikos lietuvis, ir tai yra laikoma pirmu istoriniu romanu parašytų lietuvių kalba. Istorinių romanų apie Lietuvos istoriją lenkų, kitom užsienio kalbom buvo begalės, bet šitas buvo pirmasis parašytas būtent lietuvių kalba. Ir siužetas yra apie Algimantą, mistinį kunigaikštį, ir jo keršto istoriją, ir viskas vyksta daugiau mažiau 13 amžiaus Lietuvoje. Kernavė, fantastika, ten kalbančios papūgos, visa kita. Ir, bet kuriuo atveju siužetas mane labai įtraukė. Mane įtraukė tai, kad aš galėjau atpažinti istorijos personažus, lokacijas esančias Lietuvoje, apie kurias mokiausi mokykloje, ir tą tokį paslaptingą siužetą. Ir beskaitydama šį romaną, kaip ir skaitydama visus kitus istorinius romanus, aš visą laiką galvodavau, ar taip galėdavo būti. Ar ten, nežinau, koks nors Aleksandras Diuma, kuris lygiai taip pat man padarė pakankamai didelį įtaką, ir neskaitydama, kad ir banaliai 3 muškietininkus, galvodavau, ar tikrai jie ten galėjo turėti tokius žirgus, ar tikrai jie ten tos dvikovos buvo tokios populiarios, ar tikrai ten jie galėjo turėti tatuiruotes. Vienu žodžiu, tiesiog kvestionuodavau visą laiką, ką skaitydavau, ir lygiai taip pat tą patį dariau skaitydama Algimantą, juolab, kad atpažinau tuos siužetus, kurie man buvo labai artimi. Ir besibaigiant knygai aš pamačiau, kad yra įdėta nedidelė įklyja, kuri vadinosi Ar galėjo gyventi toks Algimantas. Ir tai buvo tuo metu dar jauno istoriko, Nikžentaičio, parašyta tokia istorinė apybraiža, kurioje yra svarstoma istorinio romano istoriškumas. Tai yra svarstumas, ar galėjo būti toks siužetas, ar galėjo būti toks kunigaikštis, ar tikrai atliepiama buitis ir baltų, tarkim, karyba buvo tokia, kaip pavaizduota tame romane. Ir aš perskaičiau tą straipsnelį įklyje ir galvoju, aš šito irgi noriu. Aš irgi noriu gebėti tą daryti, ką daro tas žmogus, pavardė Nikžentaitis. Ir tai tikrai mane pastumėjo toliau domėtis istoriją ir toliau skaityti ir svarstyti apie istorijos studijas. Ir buvo iš tiesų labai smagu, kada vieno renginio metu galėjau prieiti prie to pačio jau profesoriaus tuo metu Nikžentaičio ir pasakyti, žinot, ačiū, čia dėka jūsų to nedidelio straipsnelio, kuris netgi turbūt buvo parašytas, kaip kažkokia avantiūra. Tai taip. Kokia buvo Kristina 14? Turėjau raudonus plaukus, daug auskarų, klausiausi ir besiklausau metalo. Buvau sunkus vaikas, dabar esu sunkus žmogus. Bėgdavau iš pamokų, negerai mokinausi. Nežinau, paauglystė pačiame gražume.
Daug kas nustemba, visi įsivaizduoja, kad jeigu aš esu istorikė, užsiminėjau ten tyrimais ir toliau, kad aš buvau labai romus, geras vaikas arba ten kažkoks, nežinau, hiperbolizuotas moksliuko variantas ar ne. Ne, buvau visiškai atvirkščiai šabloniniam įsivaizdavimui galintis būti paauglys. Ką manote apie kitų tautų kultūros Lietuvoje per istoriją? Aš manau, kad kiekviena kultūra, kuri duoda mums ir mūsų istorijai, mūsų kultūrai kažką gero ir su kuria mes sukuriame bendrą sambūvį, yra labai sveikintina, labai gerai ir labai mus praturtina. Nežinau, aš labai liūdėčiau, jeigu mes neturėtume kibinų, pavyzdžiui. Papasakokite apie Šapokos naratyvą apie Vytautą. Gerai. Šapoka, ar ne? Mūsų klasikas ir Šapoka savo rengtoje, ar ne, jis buvo tik vienas iš savo istorijos autorių, Vytautą didįjį labai stipriai iškelia. Ir tai yra savaime suprantama, kodėl jis tą padaro, nes tuo metu visoje Europoje yra autoritarizmo banga. Aš negaliu sakyti, kad čia mes vieninteliai lietuviai su Smetona buvome tokie, mes dar buvome pakankamai nuosaikus turbūt europinėme kontekste. Bet kuriuo atveju iškyla tautinio naratyvo poreikis. Ir dėl to autoritarinio valdovo visą laiką mes pradedame žiūrėti ir ieškoti, ar ne, kas istorijoje galėtų atliepti mūsų dabarties poreikius. Nes iš tikrųjų, mano nuomonė, istorija, istorinės knygos, istorijos vadovėliai gali daug daugiau papasakoti apie dabartį negu apie praeitį. Ir dabar skaitydama Šapokos istoriją, aš daugiau suprantu ir pažįstu tarpukario, vėlgi gausiu per galvą, negalima sakyti tarpukario ar ne, bet susitarėm, kad kada kalbam apie tarpukarį, tai turime omeny, dabar irgi norėjau sakyti Pirmąją Lietuvos Respubliką, bet tai netiesa, Pirmoji Lietuvos Respublika buvo ir abiejų tautų Respublika. Tai sakykime laikotarpį nuo 18 iki 40 metų. Taip, tai bus tarpukaris. Tai ar ne, kad tuo metu daug daugiau sužinau apie būtent tarpukario kultūrą, negu apie Vytauto laikus. Ar ne? Giliau galima pasižiūrėti, kaip istorikas tuo metu perteikė ir suvokė praeitį. Tokie dvilypumai atsiranda, aš tuo pačiu skaitau ir kaip patį istorinį darbą, ir kaip kažkokią tarpukario klodo analizę. Tai tuo metu jiems reikėjo to stipraus valdovo ir jie iškelia Vytautą kaip tokį, ar ne? Ir vėl negaliu sakyti, kad paima ir iškelia. Vytautas tikrai buvo stiprus valdovas ir jo pasiekimus ir jo nuopelnus Lietuvai tikrai būtų sunku hiperbolizuoti, nes jie yra gigantiški. Bet tuo metu taip, to kulto iškelimas buvo šiek tiek, manau, susijęs ir su autoritariniu režimu, kad ir aksominiu dažnai įvardinamu, bet mano nuomonė, tai, kas buvo su 30 metais, ar ne, ir gal buvo šiek tiek perspausta ir, Šapoka atliepė tą perspaudimą. O koks dabar Šapokos istorijos palikimas šiandienos lietuvio galvoje? Tai bet kurio Šapoka ir Šapokos veikalas yra sakralus dalykas, bet kurio lietuvio ar ne galvoje. Tai įsivaizduoju, vien sąjūdžio laikotarpiu, ar ne, kokiais tiražais buvo spausdinama Šapoka, tai buvo simbolis laisvo pasakojimo, nesovietinio, nesuvaržyto pasakojimo. Tai Šapoka turėjo turbūt kiekvienas, jeigu ne po 2 egzempliorius. Dabar istorikai ir istorinės knygos spausdinamos maks 500 egzempliorių tiražu. Ten buvo 10 000. Šapoka šiuo atveju, manau, yra tiesiog Šapokos istorijos simbolis per se ir viskas. Ir netgi dabartiniai visi leidimai ten ypatingai puošnus, gražus, visokie ten proginiai. Tai vėlgi yra tik tais to simbolio suaštrinimas. O jeigu kalbėti apie patį naratyvą, nors šiaip man labiau patinka žodis pasakojimas, tai tas Šapokos kurtas pasakojimas, jis tikrai gyvena šiandieną kiekvieno lietuvio istorinėje vaizduotėje, nes vis tik, bent jau mano kartos žmonės, tai su tuo pasakojimu užaugo tai, kad, tarkim, man tėvai
pasakodami Lietuvos istoriją, pasakojo būtent ją taip, kaip jie ją pažino iš būtent Šapokos istorijos, atmesdami, tarkim, sovietinį Lietuvos istorijos naratyvą. Tai bet kuriuo atveju kiekvienas turime kažkokį daigą palikti ten giliai galvoje to, kaip Šapoka rašė. Na ir ten, jeigu jau giliau kapstyti, tai ar ne, yra ir užkoduotas šiek tiek mūsų požiūris į mūsų kaimynės Šapokos istoriją, ar ne. Juk vis tik ir apskritai mūsų pačius ten mes dažnai esame vaizduojami kaip tie tokie, kurie sėdi ir mus visi ir puola, ir puola, ir puola. Mes esam tie vargšai ir ginamės, ir ginamės, ir ginamės. Nors kai iš tiesų pasižiūri archeologinius duomenis ir pamatai, kad tie lietuviai buvo ne ką prastesnė jėga, tarkim, viduramžių Europoje negu, tarkim, mūsų kaimynai. Ir jeigu kalbėti apie kokį ten, nežinau, intervalą nuo 10 iki 12 amžiaus, tai lietuviai iš viso buvo dominantė faktiškai. Sausumos vikingai yra labai tikslus pavadinimas mūsų gentims. Koks buvo Rusijos imperijos naratyvas apie Lenkus? Rusijos imperijos naratyvas apie Lenkus. Aha. Tai čia ar ne yra vadovėliniai dalykai, kurios apie lenkiškų pradų naikinimo politiką ir rusiškų pradų diegimo politiką, ar ne? Tai vis tik Rusijos imperijos per galvą pagalių daužytas pasakojimas, kad jūs lietuviai esate tiesiog sulenkinti slavai, ar vėliau tas slavų dėmuo buvo išimtas, bet iš principo, kad štai viskas su jumis buvo gerai, kol jūs draugavote su slaviškom valstybėmis. Lenkai irgi slavai, su rytų slavų valstybėmis viskas su jumis buvo gerai, bet štai atėjo Lenkai ir viskas sugriuvo, kad Lenkai jums reikalus pagadino. Oi, koks blogas Jogaila, pardavė už karūną savo valstybę, ar ne, bajorai čia nutautino mūsų vietinius lietuvius, tada visi kartu prasigėrė ir nieko gero neliko. Tai toks faktiškai. O kai atėjo kita okupacija, sovietų okupacija, koks tada buvo kuriamas pasakojimas apie Lietuvos istoriją? Gal ką įdomu žinote? Na, sovietinė istoriografija nėra man labai gerai pažįstama. Iš tikrųjų, pažįstu net keletą istorikų, kurie labai kryptingai domisi tuo, kaip sovietiniuose istorijos vadovėliuose buvo pristatoma, tarkim, Lietuvos istorija. Ir dabar bijau kažko netai pasakyti, bet tiek, kiek esu susipažinusi, ar ne, tai vis tik reikia turėti omeny, kad didžiausias dėmuo buvo dedamas būtent vaizduoti Lietuvą tik tais kaip etnolingvistinį darinį, kuris pastoviai kovojo už savo teises ir kaip juos engė vėl tie patys Lenkų ponai. Ar ne, kad lietuviai tai yra tik tais tie, kurie yra valstiečiai, kurie kalba lietuviškai ir kuriuos Lenkų ponas batagu čaižo. Ir viskas taip blogai buvo, po to vėl, kol neatėjo Sovietų sąjunga ir visus šitus buržujus von išvijo. Čia aš labai šaržuoju ir apskritai, kai aš kalbu, reikia turėti omeny, kad ar ne, aš viską labai grubiai pateikiu, ar ne, istorija turi labai daug niuansų ir labai daug atspalvių ir labai daug skirtingų pusių, o aš čia tokį išmetu tiesiog. O Rusijos imperijos okupacija, kaip nusakoma sovietinėje istorijoje? Vėlgi labai bijau nukrypti ne į savo lankas, nes pati esu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorikė, ar ne, bet vis tik reikia turėti omeny, kad Sovietų sąjunga akcentavo luominį, ar ne, tokį susiskaldymą. Ir reikia nepamiršti, kad Rusijos imperija vis tik buvo irgi priskiriama kaip, na, buržuaziniai dariniui. Tai lygiai taip pat. Valdovai iki Vytauto kunigaikščiai ar karaliai? Čia turbūt yra susitarimo reikalas, ar ne? Yra labai daug aktyviai besireiškiančių žmonių, kurie reikalauja, kad visi valdovai iki Vytauto būtų paskelbti būtent karaliais. Ir jų argumentas, man atrodo, visai legitimus, nes
vis tik jeigu pasiimti netgi ir mūsų priešų, vokiečių, tarkim, ordino ar Livonijos ordino raštus, ten mūsų valdovai iki Vytauto visada yra įvardinami Rex, tai yra karaliais. Ir jeigu jau, nežinau, popiežius rašo Gediminui Rex ir Gediminas irgi jam pasirašo Rex ir niekas jam per galvą neduoda, nu gal ir karalius. Kodėlgi ne? Aišku, tada tas pats Gediminas, kada jisai rašo, ar ne, ar vyksta komunikacija su įvairiomis slaviškomis kunigaikštystėmis rytuose, jisai jau tada pasirašo kaip kunigaikštis. Ir mūsų valdovai tuo metu tai darydavo todėl, kad, na, tai buvo dvi atskiros sistemos. O mes nebuvome, kaip čia pasakyti, nei krikščioniškos Europos dalis, nei krikščioniškos buvusios Kijevo Rusios dalis, ar ne? Mes buvome pagonys, turėjome savo atskirą sistemą, bet kad mus gerai suprastų, kad štai rašo pats aukščiausias suverenus valdovas, tai jis ir pasirašydavo taip, kaip šalies, į kurią yra siunčiamas laiškas, aukščiausias suverenus valdovas. Tai jeigu jisai rašo į, tarkim, Vakarų Europą, kur tas suverenus valdovas yra Rex, ir pasirašo Rex. Ir, tarkim, toks Algirdas, jisai rašo Bizantijos imperatoriui ir irgi pasirašo kaip imperatorius, kad suprastų, kad čia aš esu viršiausias. Tie, kurie sako, kad negerai būtų valdinti visus mūsų valdovus iki Vytauto karaliais, akcentą uždeda ten, kad, na, reikia krikšto. Kad būtų valdovas, reikia krikšto. Ir iš tiesų, galimai, taip, bet tarkime, jeigu mes pasižiūrim į pagoniškus valdovus, tarkim, tokius kaip Vesekso, Resekso, ar ne, jie buvo vadinami karaliai, net ir pagonybėje. Bet kuriuo atveju aš nenoriu teikti ir nenoriu čia pasirodyti labai revoliucioningai ir sakyti, kad dabar Traidenį būtinai vadinsime karaliumi, pavyzdžiui, bet manau, kad tai yra tiesiog susitarimo reikalas. Ir kada buvo rašomos mūsų didžiosios istorijos, kada buvo dedamas pamatas mūsų tai didžiai istorijai XIX amžiuje, mes buvome okupuoti Rusijos imperijos ir na, tuo metu vyravo tas susitarimas, kad vis tik reikia remtis turbūt tais rytietiškais šaltiniais ir kunigaikščiai buvome kaip ir, tai jiems buvo patogiau jų tam naratyvui, ar ne, ir tai prigijo ir jie pas mus yra taip ir prigiję kaip kunigaikščiai. Bet kuriuo atveju svarbiausia yra žinoti, kad nesvarbu koks titulas, svarbiausia, kad tai yra suverenus valdovas. Ir kodėl čia mes vis kalbam iki Vytauto ir kodėl ta riba yra brėžiama, tai todėl, kad reikia turėti omeny, kad Vytautas jau šiuo atveju nebuvo suverenus valdovas, ar ne, kad Vytautas turėjo savo virš galvos Jogailą. Papasakokite apie baltų karybą ir ypač apie lietuvių kovas su rogėmis, nes aš tiesą sakant iš jūsų pirmą kartą apskritai apie tai sužinau ir mane tai labai domina. Gerai, lietuvių karo rogės, ar ne, tai pavadinsim. Tai iš tikrųjų baltų karyba, na, yra pakankamai sunku apie ją kalbėti, dėl to, kad nėra istorinių šaltinių. Čia jau mes daugiausia remiamės archeologiniais duomenimis ir keliomis kronikomis, daugiausia tai eiliuota į Livonijos kroniką. Ir kaip tik ten ir yra parašytas tas epizodas su rogėmis. Ir, na, daugiausia apie tą karybą, ir čia net nebūtinai lietuvių, čia reikėtų sakyti baltų genčių. Na ir aišku, baltai savęs baltais nevadiname, bet kuriuo atveju šito regiono genčių karybą, ar ne, ir ten tik keliais atvejais išskirtinai yra išskirti, kad štai lietuviai, ar ne, ir man atrodo eiliuotojo kronikoje paminima, kad lietuviai išsirikiavo savo papročių, ar kad lietuviai savo papročių taip pat buvo kovėsi nulipę nuo žirgų, ar ne, tai va taip ir galime daryti tokias prieigas, kad jie turėjo savo kažkokią įprastą karinę formuotę, kad ar ne kaudavosi neraiti, o nuo žirgų nulipę, ir taip pat yra būtent su rogėmis tas epizodas. Vis tik reikia turėti omeny, kad na, 12-13 amžiaus Lietuvos teritorija buvo labai labai pelkėta ir miškinga. Dabar jau ta teritorija yra numelioruota, nusausinta, o tuo metu tai buvo pelkės, keliauti buvo labai sunku ir karyba vykdavo tada, kada žiema sukurdavo natūralius kelius.
ir keliaudavo dažniausiai būtent rogėmis. Ir tos rogės buvo ne tik transporto priemonė, bet jos taip pat buvo panaudojamos ir barikadams statyti. Ir siekis būdavo priešininkus įvilioti į tas barikadas, nes priešininkas dažniausiai būdavo raitelis, sunkus raitelis, ir įviliojus ten jis buvo galima, jį tiesiog ietimis užbadyti. Tai tos rogės turėdavo dviejopą funkciją. Tiek kelioniai, ypatingai patogu jomis būdavo grobį savo parsivežti, tiek ir barikadams statyti. Pilnas interviu jau mano Patreone Spagetis, nuorodą rasite aprašyme.